Puiku. Taigi, draugai, mūsų tema pakankamai įdomi, tai iš kur atsiranda potraukiai troškimai, kaip su jogos pagalba šiuos troškimus kontroliuoti ir ar tai iš viso įmanoma. Šiame pasaulyje žmogaus gyvenimas taip sudarytas, kad žmogus nepriklauso pats savo. Ir jeigu žmogus pabandys suprasti, kas jį kontroliuoja, arba kas atsako už tai, kad jis priiminėja kažkokius vienus ar kitus sprendimus, labai tokia plati platforma, kurioje galima rasti daugybę paaiškinimų. Iš jūsų požiūrio taško, kaip galvojate, kas daro poveikį žmogaus sprendimų priėmimui vienoje ar kitoje situacijoje? Kodėl žmogus daro vieną ar kitą pasirinkimą? Kaip galvojate? Iš salės. Visuomenės nuomonė. Savaime suprantama, visuomenės nuomonė. Prieš tai buvusi patirtis, visuomenės nuomonė. Kokie dar variantai? Aplinkybės, emocijos, jausmai, greičiausiai pojūčiai, pojūčių suvokimas. Karma. Kokia prasme karma? Kaip? Kai darai poelgius, žinai, kad tai blogai ir vis tiek kažkodėl darai. Žmogus gyvena, pas jį yra tam tikri įpročiai, kurie suformuoti pas jį. Pas jį pasaulėžiūroje yra tam tikros koncepcijos, kas yra gerai ir kas yra blogai, ir jis gyvena laikydamasis šių koncepcijų arba šių įpročių. Teisingai suprantu. Jeigu žmogus ruošiasi gyventi ne taip, kaip visi, jis gauna titulą balta varna, matyt tarp juodų, ir pas jį atsiranda tam tikri sunkumai. Arba su socialinė aplinka, arba šeimos rate, jam bus pakankamai sunku išreikšti savo nuomonę. Tai yra, gaunasi, kad jeigu žmogus yra bendroje bandoje, tai viskas atrodo gerai. Kai tik jis iš tos bandos ištrūksta nuo tų įpročių ar tų polinkių, kurie pas jį atsiranda, pas jį iš karto atsiranda sunkumai. Teisingai suprantu, ar galbūt ne taip? Ne, ne taip? Iš salės. Visų pirma, tai jo pasirinkimas, kurį jis daro. Visų antra, neužmerkti jam akis į visas visuomenės nuomonės ir gyventi taip, kaip jam norisi. Pasirinkimas. Neseniai važiavome su bičiuliais vakare keliu ir ten buvo McDonald's šalia kelio ir stovėjo milžiniška automobilių eilė, kurie važiavo būtent į McDonald'ą pirkti tą produkciją, kurią ten parduoda. Tai jų pasirinkimas. Iš salės. Visiškai jų pasirinkimas. Absoliučiai jų pasirinkimas. Reiškia, jiems reikia užvažiuoti pakeliui, pas juos yra noras iššvaistyti tam tikrą sumą pinigų, pagal aplinkybės pas juos yra noras tiesiog nupirkti būtent šį hamburgerį. Jie jį pasirenka. Niekas jam į burną nekiša. Panašiai taip ir daro. Nieko panašaus. Pas kiekvieną savo sąmonę. Kažkas mėgsta šį hamburgerį, kažkas nemėgsta. Andrėjus, klausykite, aš labai džiaugiuosi, kad pas jūs tokia nuomonė. Padiskutuokime, jeigu tai įmanoma. Aš negaliu su jumis sutikti, nes smegenų plovimo sistema per reklamą yra tokia, kad jeigu McDonald's tiesiog pastatytų savo restoranus ir nebūtų dėjęs pirmus 5 metus 70% savo biudžeto į reklamą, tai pas jį nebūtų eilių. Yra toks mechanizmas kaip reklama, kuris buvo atidirbtas labai seniai, Jungtinėse Amerikos valstijose 29 ir 27 metais prasidėjo žmonių maustymo laikai, kai jiems pradėjo primetinėti tam tikras koncepcijas. Reklamos tėvų vadina Edward Bernays. Tai imigrantas iš Rusijos, kurio šeima emigravo į JAV ir jį vakaruose dar vadina spino tėvas. Spinas – tai tas momentas, kuris verčia žmogų paskui priiminėti tam tikrus sprendimus, priklausomai nuo to, kas įdėginėjama į smegenis triušiui, triušis taip ir elgsis. Tai yra, galiu tvirtinti, jeigu nebūtų tų reklaminių biudžetų McDonald'e, kurie buvo supilti pirkėjams į smegenis, to nebūtų. Nebūtų šios eilės. Iš salės. Kodėl taip manote? Per masinės priemonės televizija? Taip? Andrėjus. Ne tik. Reklama pačių plačiausių suvokimų. Iš salės. Tačiau didžiausias procentas yra įliejimas į ausis ir akis per televizorių. Tai kiekvieno pasirinkimą žiūrėti ar ne. Ir netgi vaikystėje, ir tada nėra tokio pasąmoningo noro eiti į tą McDonald'są pirkti.
Andrėjus, tai yra, jūs sutinkate, kad yra pasąmoningas noras? Iš salės. Galimai. Tiesiog atleiskite, man 30 metų ir aš nevaikštau į McDonald'są ir neperku hamburgerių. Andrėjus, pas jūs gera karma, kad jūs nepasiduodate tam tikrų masinių medijų poveikiui, kurios verčia žmogų pirkti tai, kas juos žaloja. Jūsų tokia karma tiesiog. Pas daugumą žmonių, jeigu nėra imuniteto prieš melą, tai žmonės tiki ir jie perka netgi tai, kas jiems suteikia žalą, kas jiems kenkia. Ir šiuolaikinėme pasaulyje, patikėkite, tai labai paplitę. Dauguma šiuolaikinės kosmetikos, kuri pardavinėjama moterims, galvojate, tai atneša naudą? McDonald's čia tik vienas iš pavyzdžių. Yra pakankamai geras filmas apie McDonald'ą, kur vienas žmogus nutarė padaryti eksperimentą ant savęs. Maitinasi tik tuo maistu. Kilo tam tikros problemos. Draugai, prie šio momento dar sugrįšime. Tai iš tiesų labai svarbu. Jūs sakote, kad pas žmogų buvo pasirinkimas žiūrėti arba nežiūrėti. Jeigu jis nežiūrėtų, tai jis nepirktų. Taip? Šiek tiek čiut sudėtingiau. Kodėl? Nes jeigu yra, daleiskime, 10 žmonių, iš šių 10 žmonių, daleiskime, 5 žmonės žiūrės reklamą, o 5 žmonės nežiūrės reklamos. Ir šiame pasaulyje yra tokie dėsniai, kaip energijos mainai. Tai yra žmonės, būtybės ne tik fiziologinės ar biologinės. Jie turi ir tam tikrus energetinius kūnus. Ir jų energetiniai kūnai yra veikiami kitų aplinkinių žmonių energijos. Tai tie 5 žmonės, kurie žiūrės reklamą, savo apribojimus arba aptemimus, polinkius į tam tikrą produktą, retransliuos kitiems žmonėms, kurie netgi nežiūrės reklamos. Netikite. Kaip? Sočios beždžionės dėsnis. Papasakokite plačiau, ką turite mintyje. Skaičiau straipsnį, kad saloje gyveno beždžionės ir kaimyninėje saloje gyveno. Vienoje saloje beždžionės išmoko kažkokių įgūdžių ir kaimyninėje saloje jos neperplaukdavo į salą. Ir toje kitoje saloje beždžionės taip pat mokėjo šį įgūdį. Andrėjus, na taip, žinių perdavimas arba informacijos perdavimas vyksta pastoviai, jeigu jūs nebuvote susidūrę niekada, yra toks suvokimas copyright. Žmonės registruoja tam tikrą prekybinį ženklą arba išradimą. Girdėjote? Ne? Yra daug pavyzdžių, kai kažkokį išradimą arba prekinį ženklą registruoja vienu metu skirtingose pasaulio šalyse kelių valandų bėgyje. Aš tik sakau tai, kad žmonės gali transliuoti kitiems individams tam tikrus polinkius arba vystymuisi, arba degradacijai. Pagrindinis leitmotyvas apie tai. Todėl tie norai, kurie kyla pas žmogų, nors mes pilnai įmanoma ir nesusitarsime su jumis apie tai, kad žmonės ne taip paprastai perka tam tikrą produkciją, o tik todėl, kad kažkas deda milžiniškus pinigus į tai, kad tai būtų perkama. Yra toks suvokimas, reklaminis biudžetas. Jeigu kada nors buvote susidūrę su verslu, tai žinosite. Jeigu firmoje nėra reklaminio biudžeto, tai jei išgyventi tos nišos aplinkoje, kryptingos auditorijos, toje verslo nišoje, į kurią jie planuoja išeiti, tai tiesiog neįmanoma. Suprantate, apie ką kalbu? Įmonė be reklaminio biudžeto dabar, demokratinėse sąlygose, ji tiesiog neišgyvens. Žodžiu, jūs galite likti prie savo nuomonės, nebandysiu jūsų įtikinti, kad tai ne žmonių pasirinkimas, kurie nuėjo į McDonald'ą ir nuėjo priiminėti kažkokius sprendimus, o yra tam tikros jėgos, kurios daro įtaką vieno ar kito sprendimo priėmimui. Tas pavyzdys, kurį mes išnagrinėjome su McDonald'u, jis yra paplitęs daugumai dalykų šiame pasaulyje. Į labai daug. Jūs socialiniai žmonės, jūs gyvenate ne miške. Štai šiame atveju miške turiu mintyje pozityvę gyvenimo formą, o ne tai, kad gyventi miške tai kažkas blogai. Jeigu jūs gyventumėte daugiau mažiau švariose sąlygose, tai pas jūs nebūtų tiek motyvacijų veiksmams, kurie jums gali atnešti tam tikrą diskomfortą. Dėl šios koncepcijos yra kažkokie klausimai. Jūs suprantate, apie ką kalbu? Pavyzdžiui, štai šiame name, kur dabar sėdime, daleiskime yra apie 100 butų. Jeigu daleiskime įsivaizduoti, kad šiuose 100 butų žmonės geria alų, ne 100, o 70 butų žmonės gers alų, tai 30 butų atsiras noras pas žmogų, kuris niekada netgi negėrė alaus,
atsiras noras išgerti šio alaus. Aš suprantu, kad jūs nesutinkate. Jums reikia pagyventi kurį laiką, daugiau nei 30 metų, ir dėmesingai pažiūrėti, kaip gyvena žmonės. Ir patikėkite, jūs pamatysite daug stebinančių dalykų, kaip tam tikros koncepcijos daro poveikį realybei. Jeigu blaiviai pažiūrėsite į realybę aplinkui, jūs pamatysite, kad pas žmogų yra pasirinkimas. Iš 10 jam palieka kokius 3 variantus. Man iš tiesų labai bus liūdna, jeigu jūs pasiliksite prie savo nuomonės ir galvosite, kad žmogus yra būtybė, kuri pati priiminėja pasirinkimą. Tai milžiniškas aptemimas. Patikėkite, jūs būsite visiškai nelaimingi dėl savo gyvenimo, jeigu pasiliksite prie šios nuomonės. Jūs turbūt stebina, kodėl taip sakau. Tačiau mes dabar nagrinėjame primityvų žmogaus gyvenimą, tačiau viskas daug sudėtingiau. Žmogus fizinių kūnų tai tik dalis tos sistemos, kuri gyvena ir energetiškai, ir dvasiškai. Ir logiškai daugelis dalykų bus ypač sunku suprasti ir ypač taktiliškai nepajaučiant. Tačiau, kad žmogus pilnai valdomas, dėja, jeigu jūs to kol kas per savo gyvenimo patirtį nesukaupėte, rekomenduoju, sukaupkite kaip įmanoma greičiau šią patirtį ir nueidinėkite nuo pozicijos, kad pa žmogų neva yra kažkoks pasirinkimas. Patikėkite, ypač demokratinėje visuomenėje, kabutėse demokratinėje, pasirinkimo jokio nėra. Tai yra tie, kurie bando nukreipti visuomenę tam tikrą kryptimi, jie tai pasiekia. Šią temą jums rekomenduoju perskaityti vieną knygą. Tikriausiai jums patinka ją skaityti. Knyga vadinasi Polė bitva Zemlia. Ją parašė koks jo vardas? Ron Hubbard. Tai scientologijos įkūrėjas. Dar iki to, kai ši organizacija atsirado, jis uždirbinėjo tuo, kad rašė nuostabius fantastinius pasakojimus. Tai ši knyga sudaryta iš 2 tomų. Ją greičiausiai galima rasti elektroniniu formatu, popieriniu vargu. Tiesiog perskaitykite. Kodėl tai prisiminiau? Nes ten aprašoma įdomi situacija, kai vienoje iš galaktikų, kur gyveno netgi ne žmonės, tačiau ten atsirado, kaip jis juos vadino, fakyrai, kurie atėjo pas valdovą ir sako, nori, mes tau padarysime neįveikiamus kareivius. Na ką, puiku, davai, kaip padarysite? Jie sako, o tu duok mums keletą vaikų, mes patys išsirinksime šiuos vaikus su tam tikrais gebėjimais ir auklėsime juos tam tikrų būdų. Ir juos išauklėjo. Ir paskui ta civilizacija, kurioje šis vaikų auklėjimas prasidėjo, ji paskui užkariavo iš visus pasaulius, nes juos netiesiog auklėjo, juos ten veikia tam tikrais pokyčiais. Negaliu sakyti, kad genų inžinerija, tačiau ten aprašoma, kad jiems buvo įmaišoma į smegenis, kad pas juos atidirbti maksimalų žiaurumą, kad jie gautų mėgavimąsi nuo žiaurumo. Ir ši civilizacija įveikė visus pasaulius. Net šios planetos istorijoje tas pats. Tie, kurie auklėja vaikus, tie, kas įdieginėja tam tikras koncepcijas į pasaulėžiūrą, pasiekia vieną ar kitą rezultatą. Masinio informavimo priemonės netaip sau rodo jums per televizorių kažkokius dalykus. Jie rodo tik todėl, nes tai turi tam tikrą daugybės žingsnių planą. Naujienų taip sau per televiziją nerodo. Todėl, jeigu dirbate televizijoje, tai rekomenduoju jums išsiaiškinti su tuo, kokie vyksta procesai. O pats paprasčiausias variantas dėl jūsų, jeigu turite galimybę skaityti, paskaitykite mūsų tinklapyje skiltį įvairi literatūra. Ten surinkta visiškai adekvati literatūra, kuri nieko neprimeta, ten apie reklamą labai gera knygutė. Žodžiu, kam reikalinga, kas domisi, iš kur atsirado reklama iš viso, parašykite man laišką adresu andrei@om.ru arba info@om.ru. Atsiųsiu jums tiesiog nenuorodą į tinklapį, kur yra ši medžiaga. Patikėkite, jūs labai daug įdomaus sužinosite apie tai, kaip susiformavo vakarų visuomenė, būtent veikiama reklamos. 2 žodžiais pasakysiu. 50 metais JAV pradėjo formuoti vartotojų visuomenę, kad dėl šių pinigų, kurie sukasi, pradėti statyti stiprią valstybę.
Ir reklama padarė savo darbą. Yra tik problema tame, kad tie žmonės, kurie uždirbinėja pinigus, negalvoja apie tai, kur atgimsta jų reklamos aukos. Tai yra, jų nedomina dvasinė arba karminė sudėdamoji, jos domina tik pelnas čia ir dabar. Taigi, draugai, mano dideliam apgailestavimui galiu konstatuoti faktą, kad jeigu jūs gavote klasikinį išsilavinimą mūsų šalyje, arba net ne mūsų šalyje, jeigu jūs gavote aukštą išsilavinimą ar net 2 aukštosius išsilavinimus, jūs negalėsite priimti sprendimų to pasirinkimo pagrindu, kuris bus tik jūsų. Jūs priiminėsite sprendimus iš didelio kiekio informacijos, kuri įdėta į jūsų sąmonę. Su šia koncepcija nesutinkate? Jūs sutinkate su tuo, kad ta informacija, kuri bus instaliuota į jūsų pasąmonę, nustatys jūsų pasirinkimą, taip? Ir problema tame, kad šiuolaikinė visuomenė, kurioje mes su jumis gyvename, ji primeta žmogui ne visada tai, kas žmogui bus naudinga. Tai suprantama. Yra trečiosios jėgos, kurios suinteresuotos, pavyzdžiui, kad dabar Rusijoje mažėtų žmonių skaičius. Pavyzdžiui, juos girdo per alkoholį. Visi su to sutinkate, ar kažkas prieš? Ar jūs galvojate, kad pasirinkimas gerti alų arba tapti alkoholiku pas žmogų buvo? Tai yra, jis pats priima sprendimą ir visa tai taip vyksta. Pats? Если мы берем за основу 46-й год, когда было принято даже американскими властями постановление о том, что Россию уничтожить нельзя снаружи, надо уничтожить изнутри разными методами, в частности, психологическим, там, алкогольным спаиванием и так далее, то, в принципе, все за сколько, получается, 70 лет к этому и пришли. Gerai, draugai, tuomet padarykime išvadas iš pirmos šios diskusijos dalies, kad žmogus yra programuojama būtybė. Su tuo visi sutinkate. Priklausomai nuo to, kokia informacija bus įdiegiama į žmogaus sąmonę, po kurio laiko jo pasąmonėje jau bus šios koncepcijos pasireikš jo veiksmuose. Tai suprantama. Na, jūs tikriausiai girdėjote tokį suvokimą, kuris cerkvėse pasireiškia, tai būna apsėsti žmonės. Žinote, kai žmogus kratosi, jis rėkia, jį laužo ir taip toliau. Popai sako, kad biesai išeidinėja. Girdėjote? Suprantate, apie ką kalbu? Kas negirdėjo, pakelkite rankas. Išsamei paaiškinsiu, kas tai yra. Ne, dabar kalba ne apie tai, kodėl tai vyksta, o apie tai, kad tokie dalykai vyksta, kad mes su jumis suprastume, apie kokį dalyką eina kalba. Ir tikriausiai jūs, jeigu girdėjote tokius pasakojimus arba matėte kažkokias laidas, tai jūs pastebėdavote arba darėte tokias išvadas. Kaip keista, žmogus atrodo normalus ir staiga kažkokia jėga užvaldo jį ir pradeda praktiškai valdyti, nes žmogus nekontroliuoja to, ką jis daro. Savo gyvenime mačiau, man atrodo, 2 tokius apsėstus žmonės. Iš tiesų kieta, realiai kieta. Ypač vienas vaikinas, jis buvo toks, žinote, apsėstas, kažkokiu labai dirgliai pikta būtybė. Jis galėjo užpulti mestis ant bet ko. Žmogui pilnai stogą nuneždavo. Ir beje stebėjau, arti tai mačiau, keletą kartų, kaip visa tai vyko. Žmogus pradėdavo smirdėti, atsirasdavo neįtikėtinai bjaurus kvapas nuo jo. Ir jis realiai pradėdavo smirdėti. Jo akis ratais pradėdavo suktis ir jį neždavo. Ir tokie priepuoliai, jie vykdavo reguliariai, kas kažkuris laikas. Tuomet susimaščiau, kodėl tai vyksta. Ir paskui radau tam tikrą paaiškinimą knygose ir taip toliau. Tačiau kalba ne apie tai, kodėl tokie egzorcistai būna. Nes kalba apie tai, kad ant šio kraštutinio pavyzdžio galima pamatyti, kad žmogus ne visada kontroliuoja tai, kas su juo vyksta. Suprantama? Be to, jūs visi jau suaugę žmonės, jūs puikiai suprantate, kad net jūs ne visada priimate tos sprendimus, kurie yra teisingi, kai galinių protų galvoji, o kodėl pasielgiau ten taip ir taip, kodėl daleiskime, aš padariau būtent šį pasirinkimą. Kartais kažkokios emocijos arba kažkokie vidiniai įsitikinimai arba atvirkščiai apribojimas mąstyme priveda žmogų prie sprendimo priėmimo arba veiksmo, dėl kurio jis paskui gailisi. Suprantamai kalbu. Daug žmonių, kurie pavyzdžiui atlieka nusikaltimą, o paskui galvoja, kam tai padariau. Ten kažkokia turbūt atgaila. Nusikaltimas turiu mintyje to įstatymo, kuris egzistuoja mūsų sociume.
Prie ko visą tai vedu? Daleiskime, įsivaizduokite, žmogaus apsėdimo lygis yra kažkoks žmogus. Daleiskime, jis įeina į kažkokį konfliktą su kitu žmogumi. Ir teoriškai jis gali su kažkokiu ginklu užmušti. Taip, susiginčio du girti žmonės kažkokiame restorane. Ir vienas kitą gali tiesiog užmušti. Žmogaus aptemimų lygis įtakos tai, ar jis jį užmuš ar ne. Suprantate, apie ką kalbu? Tai yra apribojimo lygis mąstyme veiksmo atlikimo momentu. Sąlygos, kokį veiksmą atliks žmogus. Visą tai vedu prie to, kad dauguma šiuolaikinių žmonių, didžioji dauguma, 95 ar 97%, jie visi, ir jūs taip pat, mes visi apsėsti vienu ar kitų lygių. Tiesiog mes pripratome, kad yra tam tikras apsėdimas daleidžiama ir tai normalu. O jeigu šiek tiek daugiau, tai nenormalu. Tai yra gerti šiek tiek alkoholio, tai normalu. O jeigu labai daug, tai nenormalu. Duokite kokį pavyzdį. Vieną cigaretę galima surūkyti per dieną, o pakelį tai jau kenksminga. Nesakau, kad 95% taip gyvena žmonių. Ir absoliučiai skaitosi sveikas žmogus, jeigu pas jį nėra jokių potraukių į nieką. Tai iš jogos požiūrio taško. Tačiau tai bus nenormalu iš sociumo požiūrio taško, todėl, kad jeigu žmogus nuo nieko nepriklausomas, jis nieko nenori, kažkaip keista, teisybė. Kaip taip? Ateina, jam sako, tu nori, jis sako, nenori, o šito nori, nenoriu. Jo tiesiog nesupras, pasakys, kažkoks keistas triušis, net kailio nenori atiduoti. Tai yra kažkaip visą tai keista. Žodžiu, mūsų pasaulis nėra tobulas. Jūs kaip ir sutinkate su mumis, taip? Tai jeigu jūs gautumėte meditacijoje kitų pasaulių patirtį, patikėkite žodžiu, jūs susimastytumėte. Taigi, o kodėl aš gimiau šiame netobulame pasaulyje, jeigu galima buvo gimti ten tokiame, pavyzdžiui, pasaulyje arba kitokiame? Už kągi? Ir jūs pradėtumėte kastis dar daugiau. Ne visai. Jūs ieškotumėte priežasties, kodėl. Ką jūs padarėte praėjusiuose gyvenimuose ne taip, kad jūs reinkarnavo į perauklėjimą į tokią žemą planetą. Jeigu pasėdėtumėte, dar pakvepuotumėte 10-15 dienų. Dar kartą pakartosiu. Tiesiog sėdėti vietoje ir dėti pastangas jūs galėtumėte, bet pilnai įmanoma, jūs nieko negautumėte, jeigu pas jūs nebūtų kitų žmonių padėkų. Jeigu jūs gyvenate kaip ląstelė visuomenėje dėl savęs, tai jūs kaip vėžinė ląstelė. Čia ne apie jūs, čia bendrai. Bet koks žmogus, kuris gyvena, kaip jam televizorius pasakoja, imk iš gyvenimo viską, mėgaukis. Jeigu tokį žmogų patalpinti į nuostabias sąlygas, idealias sąlygas ir duoti jam galimybę užsiiminėti jogą, vargu ar jis kažką gaus. Nes jis kaip juodoji skylė, jis priprato visą laiką gyventi dėl savęs. Kad jogoje gauti tam tikrą rezultatą, pas žmogų turi būti bent kažkokios padėkos. Tai yra, jis turi daryti kažką, ką kiti žmonės įvertins ir dėkos už tai. Ir visai nematerialiai, iš širdies. Suprantama, apie ką kalbu. Tai jeigu toks žmogus atsisėstų ir pradėtų toliau ieškoti, ką jis padarė tokio praėjusiuose gyvenimuose, tai jis galėtų rasti ir priežastį. Kokį poelgį jis atliko, kuris prieštarauja, daleiskime, tam tikrai vediniai koncepcijai, nes visose pasauliuose vedinės kultūros koncepcija, atjautos koncepcija, meilės koncepcija, santykiai į pasaulį, tai egzistuoja. Patikėkite, tai yra taip. Jūs galite netikėti manimi, galite tiesiog paskaityti specialią literatūrą ir rasite šios paaiškinimus. Tuomet jis atliko tam tikrus pokyčius savo gyvenime ir pilnai įmanoma, jo gyvenimas jau praeitų gerokai sąmoningiau. Tai yra, jis 100% šiame gyvenime prijungtų atjautą aplinkiniam pasauliui, jis suprastų, ką jam reikia daryti šiam pasauliui, kad deramai iš čia išeiti. Žodžiu, jo gyvenimas pasikeistų. Tai jeigu nagrinėti tokį pavyzdį, kad kažkas užsiiminėtų, tai patikėkite, jo gyvenimas pasikeistų ir šiame gyvenime, tačiau svarbiausia, jis prieitų prie išvadų. Kas vertingiausia yra šiame pasaulyje? Kaip jūs galvojate? Iš salės. Šeima, atgimimas, kokie dar variantai? Savybės, kurias galima įgauti. Asmeninė patirtis. Asmeninis tobulėjimas. Andrėjus, jūs visi teisingi savaip. Jūs šaunoliai. Iš salės. O jeigu globaliau, kad jeigu mes esame čia žemėje ir kad jau tai su mumis vyksta, mūsų vaikai miršta arba negimsta. Jeigu visą tai praeiname, reiškia šias pamokas mes turime dabartiniu momentu
šiame gyvenime praeiti. Ir ten galbūt pas mus pasibaigs ant kažkieno giminė ir taip toliau, ir taip toliau. Galbūt tai tas laiptas, kurį turime visi pragyventi. Ir nejudėti. Kodėl nejudėti? Ne, tačiau jeigu daleiskime, kad viskas taip ir turi būti, taip suplanuota, ir prie to mes priėjome, ilgai ėjome ir galų gale priėjome. Tai yra apie pozityvą. Taigi, kai jūsų paklausiau, kokia priežastis, kodėl alkoholikas, pavyzdžiui, negali mesti savo įpročio, tai kai išgirdau, nėra energijos, nėra noro, kas dar pas mus buvo? Taip, priklausomybė. Tiesiog priklausomybė. Raktinis žodis tiesiog. Mes su jumis pradėjome nuo to, kad kalbėjome apie energijas, kurios supa šį pasaulį, ir apie tai, kad energijos iki tam tikro lygio daro poveikį vieno ar kito sprendimo priėmimui, kai žmogus pats nesupranta, kodėl jis daro vieną ar kitą veiksmą. Yra ištisa tam tikra subtiliai materialių būtybių kategorija, kurios atsako už žmogaus poelgius. Kai žmogus fizinėme kūne atlieka kažkokį poelgį, jis paskui nesupranta, kodėl tai padarė. Tai yra trečiosios būtybės, taip, būtybės, kurios atsakingos už tai, ką daro žmogus. Jeigu žmogus alkoholikas, 95 atvejuose ant jo sėdi kažkokia lerva, kuri maitinasi jo kančiomis. Pilnai įmanoma, jeigu pirmą kartą savo gyvenime girdite žodį lerva, būtybės, priklausomybė, jūs galvojate, Dieve mano, kokia kvailystė. Jis turbūt iš proto išėjo, pasakojo kažkokias nesąmonės. Pilnai įmanoma, mes šią paskaitą publikuosime. Ir tie žmonės, kurie patys šiek tiek priklausomi, 100% jų lerva, kuri juos pastoviai skatina kažką daryti, į jam pasakys, ko tu klausai šio idioto, einam alaus įkalsim. Ir iš viso, čia visiška fignia, idiotai kažkokie, joga užsiminėja. Ha. Deja, mano apgailestavimui bus pas kažką tokia reakcija. Deja, patirtis rodo ir raštai apie tai sako, kad yra subtilios materialios būtybės, kurios atsakingos už tai, kad žmonės nekontroliuoja dalies savo poelgių. Kas su tuo nesutinka? Padiskutuokime, tai svarbu. Niekas daugiau nenori pasakyti, kad žmogus pats priima sprendimus. Jeigu daleiskime, jūs patikėsite tuo, kad egzistuoja energetinių struktūrų pasaulis, kuris daro įtaką žmogaus pasirinkimui, ar gerti šiandien alų ar ne. Arba, kodėl žmogus užeina, tiesiog žiūri butelys, žiūri parašyta vodka, jis automatiškai ima, įpila, išgeria ir tampa kvailas. Primityvus pavyzdys, tačiau patikėkite, žmogus, kuris atrodytų žino, kad bus blogai, kad pas jį bus skandalas namuose, žino, kad daug kas bus blogai, tačiau vis tiek ima ir daro. Apie ką tai kalba? Kad yra tam tikras dalykas, kuris vadinasi priklausomybė, ir ši priklausomybė yra virš žmogaus. Ji kontroliuoja žmogaus veiksmus. Ir reikia turėti milžiniškus resursus, kad savarankiškai numesti šią priklausomybę. Gerai. Taip. Gerai, draugai, mes dabar pakalbėjome apie tokius žiaurius dalykus. Narkotikai, ten alkoholis, cigaretės, tas pats. Yra tam tikros būtybės, kurios tiesiogiai atima žmogaus gyvybę. Atimdami žmogaus gyvybę, jie vartoja tą gyvybinę energiją, kurią išskiria žmogaus kūnas. Tuo galima tikėti, tuo galima netikėti. Tačiau tiesiog daleiskite tokią variaciją. Dabar, kaip gydyti arba kaip kovoti su tuo? Mes panagrinėsime per paskutinės 30 mūsų paskaitos minučių. O dabar pakalbėsime apie gerokai malonesnius dalykus, kurie patinka daugumai žmonių. Pavyzdžiui, kažkas saldaus. Taip? Patinka? Šokoladukas. Kiekvieną dieną. Košmaras. Iš salės. Narkotikas iš tiesų. Kaip kovoti? Kokia problema? Iš tiesų problema. Žodžiu, tai ta pati priklausomybė, jeigu jūs jau suprantate, tai, na juk sutikite. Daugelis to netgi nesupranta, jie tiesiog ir valgo.
kuriam laikui. Tai netgi ne mašinėlė, tai maža šesterionka, kuri dirba. Ji iš tiesų, šia kava, trumpina savo gyvenimo resursą ir po kurio laiko jos nieko gero nelauks. Draugai, priklausomybių labai daug, dabar panagrinėkime kažką saldaus arba šokoladinio, kas skaitosi, kad neužmušinėja juk niekas dėl šokolado. Suvalgė 3 šokoladus, nieko neužmušė. Tai iš tiesų tam tikra priklausomybė egzistuoja ir ją, šią energiją, kurią jūs vartojate, gaunate iš saldaus, jums jį būtina dėl to gyvenimo ritmo, kuriame jūs sukatės. Tai yra jūsų priklausomybės sąlygotos tuo dienos režimu arba ta darbingumo norma, kurią ant jūsų uždeda, daleiskim, aukščiau stovinti vadovybė. Pas jūs yra kažkokia atsakomybių sfera ir jums reikia atlikti. Jums neužtenka savų resursų, todėl jūs ieškote papildomų dopingų. Saldumynai ir šokoladas yra toks dopingas. Na, alkoholis, narkotikai net nenagrinėjame. Bet kai kuriems žmonėms ir alkoholis, ir narkotikai pirmame etape taip pat yra dopingas, kad atlikti tam tikras atsakomybės, kurias ant savęs uždėjo. Suprantate? Kažkas sutinka ar nesutinka? Kaip jūsų pusėje? Gerai. Atitinkamai, kaip su to kovoti? Arba ką galima daryti, kad pas jūs nedidėtų riebalų kiekis kūne, nes iš tiesų viskas atsideda ir prie nieko gero tai neprives. Kiekvieną kartą galite pažiūrėti į save veidrodyje ir pagalvoti, na, o kodėl taip? Galima juk buvo visiškai kitaip. Kur imti valios jėgą, kad to nedaryti? Tačiau nėra jokio pasiteisinimo. Tam, draugai, iš tiesų egzistuoja metodikos, kurios leidžia su to kovoti. Supraskite, tai labai svarbu, kad dažniausiai žmogus valgo kažką saldaus arba tai, kas duoda jam papildomą jėgą, todėl, nes jam reikalinga energija, kurios neužtenka, pavyzdžiui, iš įprasto maisto. Suprantama? Svarbiausia koncepcija, kurią noriu jums paaiškinti, kad yra gyvenimo ritmas, kurį jūs iš vienos pusės bandote pragyventi ir jums nepakanka tų gyvybinių resursų, kurie pas jūs yra. Todėl atsiranda dopingai. Gerai, štai su tuo visi sutinka. Suprantama, kad šį dopingą pašalinti arba pakeisti tuo, kas suteikia minimalią žalą ir egzistuoja dėl šiuolaikinių žmonių joga, kuri duoda tą patį dopingą, tą patį energijos įkrovimą, tačiau be šalutinių efektų. Kas pastebėjo, kad jūsų jogos užsiėmimai padidino jūsų naudingumo koeficientą? Pakelkite rankas. Viskas, nuleiskite. Kas? Iš salės. Ką turite mintyje po žodžiu joga? Juk pats gyvenimas yra joga. Andrėjus, šiuo atveju turiu mintyje asanas ir pranajamas, kurios duoda papildomą energiją. Pats gyvenimas tai joga tik prie sąmoningo prieimo prie gyvenimo. Prie nesąmoningo visai ne joga, o anti-joga. Žmonės dėja daugumoje žudo save. Galiu paaiškinti, kaip tai veikia. Kai jūs ant kilimėlio atliekate kažkokią asaną, ką jūs jaučiate? Askezė. Sąžiningai, taip? Jums tai nepatinka. Sunku. Pirmus 2-3 metus jums tikrai bus sunku. O ką jaučia lerva, kuri gali ant jūsų sėdėti? Jai irgi sunkiau. Teisingai. Todėl tam, kad atsikratyti priklausomybės, reikia patalpinti save į sąlygas, kad ne tik jūs patirsite askezę, tačiau ir tos energetinės būtybės, kurios priprato maitintis jūsų energiją. Ir tuomet lervoms sukuriamos tokios sąlygos, kad joms labai nemalonu būtų gyventi. Tada jos dingsta, randa savo gerokai lengvesnę auką ir siurbia ją. O tas kvailys, kuris ant kilimėlio ten sunkiai dirba, jai tampa tiesiog neįdomus. Tai, ką jums sakau, tai labai rimta, tai ne juokai. Ir iš viso sakau apie labai rimtus dalykus. Prašau, žinoma, galima juoktis, ypač žiūrovai, kurie galbūt pirmą kartą girdi apie tokią koncepciją. Jie galvoja, na iš viso nesąmonė. Taip, iš salės. Jeigu ant kilimėlio per dieną 2 valandas užsiiminėti, o likusias 22 valandas eina energija ir nelabai jų išvaryti. Lerva pakenties 2 valandas, o paskui paims savo, taip? Galina, negaliu su jumis sutikti, tai labai individualu, tai faktas. Ir pagal tai, kaip joga vystosi ir kaip vystosi tie žmonės, kurie pradeda užsiiminėti suaugusiai, tai yra ne dėl formos, o dėl esmės. Tokių žmonių vis daugiau ir daugiau atsiranda. Realybė kalba apie tai,
kad jeigu jūs sistematingai dedate pastangas į savo vystymąsi, tai rezultatas būtinai bus. Klausimas tik tame, ar tas pastangas dėsite adekvačiai ir ant kiek adekvati aplinka pas jūs bus. Jeigu jūsų aplinka šalia degraduos, jums bus ypač sunku ir jogą užsiiminėti ir bandyti su jais bendrauti. Jums teks arba pakeisti savo aplinką, nes suprantate, apie ką kalbu? Taip, jeigu žmonės geria alkoholį kaip zombiai ir ten valgo mėsą kaip savižudžiai, tai jums bus ypač sunku rasti bendrą kalbą jau po 2-3 metų bendravimo. Ir žiūri zombedėžę. Iš salės. Ar teisingai supratau, kad šios būtybės, lervos, jos maitinasi tam tikro dažnio energiją? Tai yra, jeigu tu vystaisi ir pas tave ateina energija iš gerokai aukštesnio spektro, tai jos iš principo turi ko maitintis ir atkrenta. Nereikia bijoti to, kad pas tave daug pozityvios energijos ir pas tave ją išsiurps. Arba kaip? Andrėjus, ne, pozityvios jos negalės. Jos vartoja tik tai, kas kaip ir verta vartojimo. Pas jas, kaip tu ir pasakei, suvokimo spektras tam tikras. Jos vartoja tai, kas vadinama gavachas, kančių energija. Šiandien alkoholikas, o paskui blogos mintis. Pilnai įmanoma. Aš negaliu už visas lervas atsakyti, nesu specialistas iš viso šią temą. Tiesiog žinau, kad jeigu žmogus pradeda užsiiminėti daugiau mažiau rimtai jogą, ką reiškia daugiau mažiau, tai reguliariai ir palaikyti savo lygį tam tikrame lygyje. Tuomet tos problemos, kurios galėjo pasibūti, jos atkrenta. Pas jie atsiranda visiškai nauja energija, nauja gyvenimo kokybė viskame. Išsisaugo milžiniškas kiekis energijos ir tą energiją galima naudoti reikiamą kryptimi. Tikriausiai jūs, kas dirbate įmonėse, žinote, kad užsiimant jogą, jūsų naudingumo koeficientas padidėja. Esate susidūrę su tuo. Jūs galite atlikti gerokai daugiau be dopingų, kurie paplitę ir kurie suteikia daug šalutinių efektų. Mes dabar išnagrinėjome tik problemą to, kad daleiskime jūs nuo priklausomybės sugebėjote kažkaip išsilaisvinti. O kas toliau? Ką daryti su ta energija? Egzistuoja tokia koncepcija pas jogus, kurie daugiau mažiau jau išblaivėjo nuo tų aptemimų, kurie pas juos buvo. Kai žmogus užsiiminėja net ant kilimėlio, asanomis arba pranajama, arba kažkokiamis krijomis, arba kažkokiamis meditacijomis, atrodytų, jis daro kažką dėl savęs. Tačiau prisimenate, mes pačioje pradžioje nagrinėjome, kad žmonės energetiškai, taip, kolektyvinė sąmonė, taip, kai tarp 10 žmonių vienas pradeda keisti savo energiją, jis po truputį, tačiau daro poveikį savo aplinkai, ne tik jį veikia iš kažkokių neigiamų faktorių požiūrio taško, kad jis pradėtų gerti alų, rūkyti cigaretes, kažkaip naikintis. Atvirkščiai, šis žmogus gali daryti į kitą pusę poveikį. Galima pasakyti taip, kad tie žmonės, kurie naikina save su bendrai priimtais kabutėse įpročiais, o jeigu išnagrinėti plačiau, instaliuotus į visuomenę tam tikrus įpročius, kurie naikina pačią visuomenę. Žmonėms, daleiskime šioje šalyje ar šioje planetoje, instaliavo tam tikras priklausomybės tam, kad žmonės save tiesiog žudytų, savarankiškai be ginklų. Tiesiog, kad kapinės didėtų. Taip, tai gaunasi, kad jeigu kažkas instaliavo šiuos dalykus tik todėl, kad tai naudinga ir ekonomiškai, ir politiškai, dėl įvairių kitų priežasčių. Tačiau dalykas tame, kad yra kita realybės pusė, kuri yra prieš tai, kad tai vyktų. Paaiškinsiu kodėl. Čia jau reikia nagrinėti kosmologiją iš pasaulių sandaros požiūrio taško. Yra tokia koncepcija, kad pasaulių balansas turi būti palaikomas. Skirtingi pasauliai turi būti išsaugoti tam tikroje proporcijoje. Neturi būti labai daug dieviškų pasaulių ir neturi būti labai daug demoniškų pasaulių, o turi būti tam tikras paritetas. Jeigu demonų bus per daug, tai, žodžiu, esmė tame, kad jeigu jūs užsiiminėsite jogą, jūs po truputį, tačiau keisite koncepciją. Kodėl paliečiau dievus? Nes dievai suinteresuoti tuo, kad šis pasaulis netaptų, kaip jums paaiškinti? Žodžiu, kad jo tiesiog neuždarytų. Yra kažkoks filmas, kur taip pat vaidina pagrindinis Matricos herojus. Keanu Reevesas, taip.
Ir ten filmas apie eilinę apokalipsę, jį nufilmavo Holivude, kaip diena, kai Žemė sustojo. Ten kažkokiu būdu materializuojasi šioje realybėje. Žmogus žmogiškame kūne bando susitarti su pasauliniu valdovu, su juo pradeda kariauti ir galų gale šią planetą pradeda naikinti. Žiūrėjote šį filmą, suprantate? Ten, žodžiu, galaktikos protas nusprendė, kad šioje planetoje vėžys. Šį vėžį reikia išvalyti ir paskui vėl iš naujo viską pradėti daryti. Ši koncepcija, ji iš tiesų iš galaktikos proto gali būti realizuota. Yra netgi toks anekdotas šią temą. Susitinka Plutonas su Žeme, kosmose. Plutonas klausia, Žemė, kaip sekasi, kaip gyveni? Ji, oi, sako, susirgau. Kas nutiko? Žmonija, oi, nieko, praeis. Žmonija neva užkniso jau. Žodžiu, esmė tame, kad dievai suinteresuoti tame, kad čia būtų vieta vystymuisi. Jeigu jūs pažiūrėsite į šios civilizacijos praeitį, netgi kurioje mes gyvename žmogaus kūne, ne tai, ką jūs mokykloje mokė, o pabandykite rasti gerokai senesnius pirminius šaltinius, paskaitykite Mahabharatą, kurie aprašo įvykius vykusius prieš 5000 metų, arba Ramajaną minimum prieš 20 000 metų, tai patikėkite, jūs sužinosite daug įdomaus, kaip galima gyventi, kiek galima gyventi. Labai rimtai žiūriu į tai, pavyzdžiui, į jogą, arba kai žmogus daugiau mažiau adekvačiai gyvena, jis gali gyventi pilnavertiškai, laimingai ir pakankamai ilgai. Jeigu žmogus gyvena harmonijoje su gamta, jam gamta ne priešas, o draugas. Tai yra, jį gamta palaikys. O jeigu žmogus gyvena kaip juoda varna, viską į save, sau, ir gamta atitinkamai elgsis su juo. Todėl yra raštai, kai visuomenė šioje planetoje gyvena laimingai ir ilgai ir vystėsi puikiai. Ir dievai suinteresuoti, kad žmogiškas pasaulis, kur yra tam tikras balansas tarp gėrio ir blogio, būtų palaikomas. Jau turbūt pasakoju 10 minučių šią temą tik todėl, kad paaiškinti tam tikrą koncepciją. Dievai suinteresuoti tuo, kad šioje planetoje išsaugoti vietą asmeniniam tobulėjimui, jogai. Tuo galime tikėti, tuo galime netikėti. Štai tam tikri kompetitingi žmonės ir mano patirtis sako, kad tai galimai ir įvyks. Ir demonai, kurie dabar valdo šią planetą, dėl šios koncepcijos, kad demonai valdo šią planetą, kaip jūsų pusėje? Normaliai? Iš salės. Šiuo metu vyksta galaktinis prašvitimas, todėl viskas bus gerai. Andrėjus, štai tame mes su jumis vieningi. Todėl yra tikimybė, kad kiekvienas iš jūsų, jeigu po truputį dės pastangas keičiant savo energiją, keičiant savo aplinkinių energiją, visiems bus gerai, ir jums, ir jūsų vaikams. Kitu atveju, nei jums, nei jūsų vaikams šansų nėra jokių. Taigi, draugai, apie tą temą, kurią išnagrinėjome apie priklausomybės. Kokie pas jūs yra klausimai, papildymai, su kuo jūs sutinkate, su kuo nesutinkate? Iš salės. Klausimas. Užsiiminėjame ilgai, viskas suprantama, yra kažkoks įprotis, realiai, pavyzdžiui, kiekvieną dieną valgom šokoladą ir realiai norisi atsikratyti, nesulaukiant, kol dvasinis progresas prieis iki tokio lygio, kai šokolado nesinorės. Yra kokia nors konkreti metodika? Andrėjus. Taip, yra. Vadinasi, kundžala. Iš karto liūdna pasidarė. Papasakosiu, kas tai yra. Kundžala tai metodika. Jokai jokais, aš iš pradžių papasakosiu, kas tai per metodiką, nes pilnai įmanoma ne visi žino. Kundžala tai senovinė skrandžio valymo metodika, pilvo valymo metodika. Kai jūs savo energiją keliate aukštyn. Yra vandens tirpalas, šiek tiek pasūdomas, kad jis būtų šiek tiek surus. Daleiskime, įmama 3 litrai vandens, pridedamas stalinis šaukštas druskos ir tą vandenį dalimis išgeria. Daleiskime, išgerėte 700 ml. Kiek pas jūs skrandis talpins? Tuomet 2 pirštai į burną išvedėte. Ir taip jūs darote keletą priėjimų, kol šio švaraus vandens iš stiklainio neišvedate. Šis valymas atrodytų jūsų skrandžio valymas vandeniu. Iš tiesų, tai energetinis valymas tos energijos, kuri yra pas jūs šioje srityje. Manipūra čakros srityje. Būtent manipūra čakra atsako už potraukį maistui arba energijos vartojimą per maistą. Jeigu tai yra, tai reikia kovoti. Jeigu jūs suprantate, kad daleiskime jūsų svoris didėja, šokoladas, prie ko tai prives?
plotis. Tai tas pats. Palaipsniui viską išnagrinėkime. Jeigu suprantate, kad reikia kovoti, tai pirmas variantas. Jeigu darote, jaučiate norą, padarykite kundžalą, patikėkite, pas jūs atsiras energija. Tačiau įveikti save šį norą. Išskirkime. Noras šokolado – tai ne jūs. Yra noras, jis atskiras nuo jūsų. Su kundžalos pagalba jūs galite jį išspjauti iš savęs. Jeigu jūs išspjovėte, tai po kundžalos pajausite, kad to noro jau nebus. Tai pirmas variantas. Jeigu nepadės, yra antras variantas, kai daroma jau gadža karani. Tai kita praktika, kuri daroma po maisto. Daleiskime po 30 ar 40 minučių. Kai jūs suvalgėte ir ne iki galo suvirškintą maistą, tas pats, išgerėte vandenį ir išvedate iš savęs. Tai jūs šią energiją taip pat išvedate iš savęs. O ilgam noras pradingsta. Kuriam laikui pradingsta? Visiškai teisinga. Tačiau po kurio laiko, jeigu pas jūs nebus vėl užtektinai energijos, jūs patrauks ant tam tikro stimulo. Tai išėjimas, tačiau tik tuo atveju, jeigu jūs jogą kompensuosite šią energiją. Šiuo atveju žinau, kad Nastė, kuri uždavė klausimą, jos gyvenimo ritmą, ji dirba, pas ją didelis krūvis, ji daug dirba. Todėl jai fiziškai neužtenka fizinės energijos, kad atlikti tas pareigas, už kurias jai kompanija moka pinigus. Todėl reikia ieškoti kažkokių stimulų. Klasikinis pavyzdys, kaip vyksta pas visus. Ir dauguma žmonių ofise pasėda ant kažko. Iš salės. Kas liečia potraukius, kas nepriskiriama stimuliatoriams. Pavyzdžiui, sutrikęs dienos režimas, kai tu negali užmigti ir nenemiga, o tiesiog įdomu užsiiminėti, kuo tik nori, tik nemiegoti. Energijos juk neduoda, tik atima. Visiškai teisingai. Ir ne tik atima. O per tą laiką ypač retai gaunasi kažką pozityvaus padaryti. Dažniausiai žmogus sėdi ir užsiiminėja visokia fignia, arba žiūri visokias nesąmonės. Tas pats reikia dėti pastangas, kad pas jūs atsirastų tikslas arba kažkokia motyvacija, dėl ko jūs gyvenate. Jums reikia kažkokios koncepcijos, dėl ko jūs gyvenate šiame pasaulyje. Tuomet jūs rasite įrankius, kaip save paveikti, kad pakeisti koncepciją. Suprantama, pabandykite rasti kažkokią veiklą, į kurią įdėdinėsite savo energiją ir siekti šio tikslo. Jeigu pas jūs atsiras motyvacija, tai jūs rasite ir jėgų tam, kad iš tiesų tai susiję. Jūsų būsimas tikslas, ko jūs sieksite, duos jums iš ateities energijos į jūsų realybę, kuri leis jums pakeisti tam tikrus įpročius. Turbūt sudėtinga. Panagrinėkime dar vieną gražų pavyzdį. Meilė. Taip, žmogus priklausomas nuo meilės. Jis įsimylėjo kažką ir alpsta. Taip, žinote, tokie atvejai būna. Tas pats. Tai gydoma 1-2 su jogos pagalba. Na, juokai juokais, iš tiesų taip ir yra. Iš tiesų kundžala padeda ir nuo anahata čakros, nes meilė tai anahata čakra. Ir kad žmogui pramušti energiją, tiesiog kai žmogus kenčia nuo kažkokio juslinio malonumo, jį laužo nevaikiškai, jis alpsta, tuomet jau reikia kundžalą daryti. Ne. Šanka prakšalana tai nuo žemutinių čakrų. Jeigu pa žmogų ten geidelinga priklausomybė nuo sekso, tuomet šanka prakšalana, kad jis svadhistaną čakrą pravalytų. O viršutinės čakros, kas tai tokio? Rusiškai, taip? Šanka prakšalana tai tokia sudėtingesnė technika, kuri papasakos jums 2 žodžiais, ką daryti. Jeigu pa žmogų daleiskime priklausomybę nuo sekso arba pas jį problemos su svadhistana čakra, kažkokios daleiskime lytinės problemos, rekomenduojama padaryti šanka prakšalaną. Tai technika, kai imami 2 litrai vandens, virinto švaraus šilto, jis užviria, paskui jis atvėso, į jį prideda druskos, į 2 litrus 2 staliniai šaukštai, kai kuriais atvejais dar prideda 2 citrinas, jų sultis. Visa tai palaipsniui išgeriama, palaipsniui. Iš karto 2 litrų neišgeri, o daleiskime tiek, kiek galėjote ir pradedate daryti asanas specialias, kurios leidžia tam skysčiui praeiti per žarnyną. Ten susisukimai, visokie pasilenkimai, perverstos asanos, kurios leidžia šiam vandeniui praeiti per jūsų žarnyną ir galutinėme variante surinkti visas iš vienos pusės negatyves energijas, kurios ten gali būti, o iš kitos pusės yra netgi grinai fiziologinis to paaiškinimas ir galutinėme variante ant išėjimo viskas iš jūsų
išeina. Iš mano žodžių prašau nedaryti, ypač kas video žiūri, paskaitykite specialią literatūrą šią temą. Internete pilna. Parašykite 2 žodžius. Šanka Prakšalana. Yra saitas Prakšalana Ru. Prašome, iš pradžių perskaitykite, nes to nepasiruošus daryti negalima. Ten reikia ruoštis, ten reikia, daleiskime, parą nevalgyti kieto maisto. Galima tik gerti, pavyzdžiui. Paskui atlikti. Ten specialūs išėjimo momentai. Iš šios Šanka Prakšalanos. Ji labai žiauri, bet ir efektyvi. Ji valo apatinės čakras pagrinde. Valo žemutinius energetinius centrus. Iš fiziologijos paaiškinama, na gerai, nesvarbu. Žodžiu, skaitykite literatūrą, jūs viską rasite. Pas mus liko vos 10 minučių. Iš salės. Jeigu būtybės neleidžia prieiti prie jogos, tai yra sugalvojama milijonas priežasčių, kodėl. Andrėjus. Yra vienas paaiškinimas, kodėl neduoda užsiiminėti jogą. Jeigu pas žmogų pagal karmą yra atgimimo grafikas į žemutinį pasaulį, ten dėl įvairių priežasčių. Net gražus malnus atrodo niekam nieko blogo nepadarė, bet pagal karmą jam šis pasaulis pereinamasis ir būsimame gyvenime yra tikimybė, kad jį nusiuntė į gerokai žemesnį pasaulį. Daleiskime į tam tikrą katilą keptuvę, ten tam tikrai egzekucijai. Tai egzistuoja tarnybos. Suprantu, kad tai juokingai skamba. Draugai, tai viskas labai rimta iš tiesų. Egzistuoja tarnybos, kurios atsako už recipiento atvedimą iki tam tikro katilo. Jie, šios tarnybos, labai puikiai žino, kad jeigu žmogus pradės užsiiminėti jogą, jis 100% išvengs šio katilo, nes joga įleidžia pakeisti karmą šio gyvenimo laiku. Tuomet šios tarnybos darys viską, kas tik įmanoma, kad jis neužsiiminėtų jogą, kad jis patektų į šį katilą, nes pas juos yra savo planas, jiems taip pat reikia ataskaitas duoti ir jiems taip pat ten nelinksma. Jie taip pat norėtų iš ten ištrūkti, tačiau pas juos planas, reikia tą planą padaryti. Visiškai nejuokauju. Galvojate, jums pasakas pasakoju? Iš salės. Tai gaunasi, pa žmogų yra pasirinkimas? Andrėjus, pasirinkimas yra visada. Kas jums pasakė, kad pasirinkimo nėra? Ne, yra koncepcijos, kai sakoma, kad viskas iki minutės išrašyta ir nėra jokių variantų. Tai iš tiesų taip yra tiems žmonėms, kurie gyvena pagal tam tikrą besileidžiančią kryptį ir ten rogės jau lekia ir jie gali susitikti tik liūtis kelyje, be variantų. Žmogus, kuris pradeda ropštis į viršų jau, pradeda naudoti jogos metodikas ne tik šiame gyvenime, o iš gyvenimo į gyvenimą, tai jogams šios koncepcijos šiek tiek keičiasi. Pas jogus visada yra pasirinkimas. Tačiau įprastam žmogui, žinoma, ypač sunku išvengti. Taip, iš salės. Jeigu žmogus užsiima sportu ar fiziniais pratimais, taip pat įveikinėja save, kenčia skaudamus pojūčius, kuo skiriasi nuo to, kuo užsiima žmonės jogoje? Andrėjus, energijos srautai. Visiškai, supratau. Energijos srautai visiškai kiti. Tai yra, jeigu žmogus tiesiog užsiiminėja sportu, išlavino savo raumenis, taip, ir kas? Jis padarė didelį kūną, kultūristas kažkoks. Iš salės. Na, nebūtinai sportu. Andrėjus, tenisu. Na, kad ir tenisu. Nuostabu. Tuoj sekundė. Bėgimas. Gerai. Asanos, jos naudojamos įvairiose pasauliuose. Yra netgi tokia koncepcija, kai atliekant asanas, rekomenduoja vizualizuoti šią asaną vidiniu žvilgsniu. Ir ne šiaip savo, o tam, kad įvyktų energetinis susiliejimas. Žodžiu, laiko koncepcija, kaip mes jį patiriame, kai mes daliname praeitis, dabartis ir ateitis. Jis linijinėje plokštumoje taip ir suvokiamas, tačiau yra kitos koncepcijos, kai žiūri į laiką ne kaip į tam tikrą atskirtą matą, o praeitis, dabartis ir ateitis yra viename momente. Tiesiog viskas priklauso nuo požiūrio taško. Todėl atliekant tam tikras asanas, jeigu vizualizuoji šią asaną, tu gali energetiškai susilieti su savo praeitimi ir ateitimi. Ir jeigu daleiskime šią asaną praktikavai gerokai tobulesniuose pasauliuose, tai tu energetiškai susilieji su gerokai tobulesne kito pasaulio energija. Ir tuomet pas tave čia energija pereina į visiškai kitą kokybės lygį. Bėgiojimu ir sportuojant, kaip sveikas žmogus, jūs vargu ar galėsite energetiškai susilieti su aukštutiniu pasauliu ir jūs negausite papildomo efekto. Ne apie jūs, tiesiog bendrai. Sportas kaip toks, jis vargu. Tačiau jūs sakote teisingai, sportas tai nėra blogai. Sportas daug geriau nei domino ar ten. Tai daug geriau nei kinas ir vynas. Iš salės.
Vizualizacija turima mintyje įsivaizduoti save iš šalies šioje asanoje. Andrėjus, šios asanos įsivaizdavimas subtiliame kūne. Tai yra, jūs turite įsivaizduoti subtiliame kūne, kaip jūs atliekate šią asaną. Na, nesvarbu, dažniau vaikščiokite į jogą, jūs viską suprasite. Apie vizualizaciją bus sunku paaiškinti. Pas jūs turi būti įsivaizdavimas apie subtilius pasaulius, subtilius kūnus. Tada bus suprantama, kaip vizualizuoti subtilų kūną asanoje. Tiesiog tai, ką jums sakau, priskiriama 10 klasiai. Jūs šiuo metu esate geriausiu atveju 2 klasėje, todėl beprasmiška kalbėti apie tam tikrus dalykus. Ką tiesiog užsiiminėti ir viskas ateis? Palaipsniui viskas ateis, natūralu. O ką jūs galvojate? Ką reiškia paprasta? Raktinis žodis. Tiesiog užsiiminėti. Kodėlgi nepavyksta užsiiminėti? Yra tam tikros problemos, tiesiog neišeina užsiiminėti. Jeigu pas jūs yra karma užsiiminėti, tai pas jūs atitinkamai atsiras ir karma gauti visus šios pasiekimus, kuriuos jums būtina. Tiesiog pagal karmą. Tai yra, vanduo neteka po gulinčių akmenių. Tai yra, reikia dėti tam tikras pastangas, tada galima daug ką pakeisti. Jeigu neužsiiminėti ir laukti, kol man kažkas nutiks, pilnai įmanoma. Uždavė klausimą, kai su bičiuliai susitikome. Ten joga, daleiskime, kažkas energiją pradėjo užsiiminėti, arba ne jogoje. Puiku, reiškia jų išsivystymo lygis, kad jie gali sau tai leisti. Tačiau klasikinėme variante rekomenduojama pirmą susitvarkyti su savo kūnu. Kaip galima pereiti, daleiskime, kaip integralioje jogoje prieina, iš karto į meditaciją žmogų nusiunčia. Na kaip, jeigu jis negali stabiliai sėdėti 2-3 valandas, apie kokią meditaciją eina kalba, pusiau gulomis? Taip, supraskite, jokių būdų nesmerkiu, tiesiog žmonės yra skirtingame išsivystymo lygyje. Kažkas atgimė, daleiskime, iš gerokai pakilėto, aukštesnio pasaulio. Pas jį yra patirtis, gerokai subtilesnių praktikų ir jis iš tiesų iš karto gali be asanų iškart įeiti į kažkokias meditacijas, daleiskime. Tačiau iš patirties tai būna labai retai. Jeigu daleiskime 100 žmonių, kurie užsiema kažkokią meditaciją, tai geriausiu atveju 10 ar 15, na 20 maksimum gaus kažkokį efektą, o 80 sėdės ir galvos, kad jie užsiiminėja. Iš tiesų jie tiesiog leidžia laiką geroje kompanijoje. Iš salės. Ar teisingai supratau, kad skirtingose pasauliuose būtybės egzistuoja žmogiškame kūne? Andrėjus, ne. Tai viskas buvo šiame pasaulyje. Taip, šie įvykiai vyko panašiai šioje planetoje. Jie visi buvo kūnuose. Jūs visi esate žmogaus kūne. Tačiau priklausomai nuo to, ką jums instaliavo į sąmonę, jūs galite gyventi kaip dievai arba kaip demonai. Dabar jūs daugumoje programos jumise virusai, daug virusų. Aš jums garantuoju. Tai yra, jūs negalite gyventi kaip dievai tik dėl tos priežasties, nes į jūs daug instaliuota to, kas kenkia jums ir kenkia aplinkiniai planetai. Štai tai. Į tokias sąlygas patekote. Pasauliai įvairūs. Sakiau jau apie Vimalakirti Nirdesh sutrą, kur ten aprašomas, pavyzdžiui, aromato pasaulis, kur gyvos būtybės, jos realiai gyvos, pas jas intelektas, pas jas vystimosi galimybės. Tačiau jie gyvena iš viso kaip aromatai. Yra daugybė kitų pasaulių, kur geriau netikėti manimi žodžiu. Jeigu pas jūs yra galimybė užsiiminėti jogą, gauti kitų pasaulio patirtį, nėra taip sunku. Jeigu pas jūs yra ryžtingumas, jeigu jūs pasiryžę skirti 15-20 dienų savo laiko, mes jums suteiksime galimybės, be problemų. Važiuokite vasarą į Kaukazą, į jogos stovyklą. Ten sąlygos maksimaliai prieinamos. Kur jūs rasite tokias sąlygas, kad už 350 rublių 2 kartus per dieną jūs maitintų švarių vegetariškų maistų? Kur? Vargu. Tam, kad jūs jogoje sukautumėte patirtį jogoje. Ne tik dėl jūsų ir tų jogų, kurie išmoko koją už galvos uždėti, o laimės nėra. Dėl jų tokia jogos stovykla ir egzistuoja, kad jie išmoktų vaikščioti į savo vidų, kad rastų kelią į savo vidinį pasaulį ir ne tik fizinę kultūrą užsiiminėtų su maksimaliu asanų pasunkinimu. Gerai, draugai, pas mus jau greičiausiai laiko limitas. Ar yra kažkokie klausimai tomis temomis, apie ką kalbėjome? Iš salės. Norėjau paklausti dėl badavimo. Palėtėte energijas. Badavimas gali padėti? Padėti ir atsikratyti. Andrėjus, duosiu jums visiškai kraštutinį pavyzdį. Žinoma, galima, tik protingose ribose. Žinau, kad žmonės su badavimu tokius dalykus daro, kad kai aš išgirdau, aš tiesiog apstulbau. Ten žmogus be pasiruošimo įėjo į 40 dienų badavimą. Ten pasiekmes buvo labai rimtos, tačiau jis buvo neadekvačios ta prasme.
Badavimas taip pat viena iš askezės rūšių. Tik reikia ruoštis. Tai yra, pirma, jūsų vidinis pasaulis turi būti švarus, iš anksto turite atlikti valymo technikas, badauti to pagrindo, kad pas jūs nuodai žarnyne, taip, jums bus krūta. Tai yra adekvačiai, taip, tai viena iš askezės formų, kuri labai pozityvi ir iš viso badavimas buvo naudojamas vedinėje kultūroje 2 kartus per mėnesį, kai žmogus nevalgė maisto, o valgė ir galvojo apie didingus dalykus, daleiskime. Tai gyvenimo norma iš principo. Iš salės. Jeigu žmogus pradeda 1-2 dienas per mėnesį praktikuoti, Andrėjus, tai bus tik gerovė. 100%. Raštai apie tai konkrečiai sako, čia nepasiginčysi. Ir žmonių patirtis, kurie tuo užsiima, 100% patvirtina, kad tai yra taip. Nieko blogo nebus. Taigi, draugai, kažkokie paskutiniai klausimai yra? Iš salės. Užsiiminėjame jogą, atsikratėme lervų. Praėjusiame seminare galvau, jūs sakėte taip pat, kad gali ateiti stipresni ir taip toliau. Kaip su tuo? Tęsti? Andrėjus, metodika ta pati. Jeigu kažkas nori jūs sulenkti į vieną pusę, lenkitės į kitą pusę. Jeigu jūs nori išnaudoti, pasistengkite to nedaryti. Neduoti galimybės, taip sakant. Todėl, kad jūs iš tiesų naudos viename ar kitame lygyje. Kitame seminare, kuris vyks 25 dieną, pasakosiu įdomų dalyką, kaip su jogos pagalba į savo šeimą atvesti arba pas save pritraukti aukšto dvasingumo būtybę. Tai iš tiesų įmanoma. Tai yra, kaip ne tik pas jūs gims bet kas ir atsitiktinai padarėte ir taip gavosi, o tam, kad tai padaryti maksimaliai sąmoningai. Ir vaikas, kuris pas jūs ateis, kad jis jums būtų pagalbininkas, o ne našta. Priklausomai nuo to, koks vaikas pas jūs ateis, priklausys ir jūsų gyvenimas. Jeigu pas jūs ateis vaikas su vargšo karma, jūs būsite vargšai. Jeigu pas jūs ateis vaikas su gausos karma, tai ir pas jūs bus gausa. Tai ne juokai, tai iš tiesų taip. Iš salės. Argi ne sielos renkasi kur gimti? Andrėjus. Knygose daug kas rašoma. Tiesiog sakau tai, ką patyriau pats per savo patirtį, tai, kam esu kompetitingas. Sielai jį galbūt renkasi, tačiau renkasi iš to pasirinkimo, kurį jai siūlo. Pasirinkimas bus, tačiau nedidelis. Ten pagrindinė koncepcija, žodžiu, 25 ir viską pasistengsiu detaliai papasakoti. Tačiau faktas, kad joga, kurią galite užsiiminėti, ji pirma pakeis jūs, jūsų energiją, o paskui atitinkamai ir ateis atitinkamas vaikas. 25 dieną. Viskas, draugai, dėkoju jums, kad išklausėte, tikiuosi tai atneš jums tam tikrą gerovę.